Sveiki visi, šiandien siuntinys, tai tiksliau bus 2 siuntiniai, vienas tarp kitko atkeliavo į Omnivos paštomatą, va kažkokį tai, žodžiu, teko pasimti iki paštomato ten to eiti. Taip, padarysiu vaizdą tamsiau, nes labai čia jau šviesiai. Taip, buvau paštomate pasimiau. Šį kartą paštą nepristatė, bet irgi patogu, nereikėjo stovėti pašte didžiausiose eilėse. Kažko vaizdas šviesus tą minutę. Nereikėjo stovėti eilėse, tiesiog nuėjau ir pasiėmiau. Ir viskas, suvedžiau kodą, nes būna taip, tokie variantai pas mus pašte, kad reikia stovėti, norint atsimti neregistruotą siuntą visą valandą. Taip, tai čia yra toks jungiasi per OBD jungti, kaip suprantu, čia siuntinys ne man, bus aksesuaras toks automobiliui, kuris, kaip ir minėjau, jungiasi per tą jungtį. Aišku, aš jums negalėsiu parodyti, kaip veikia. O, super, žiūrėkite. Esmė, va, štai šitas jungiasi va į tą jungtį, dedasi priešais automobilio stiklą, čia stiklas įsivaizduokite, ir visą tą informaciją atspindi stiklą ir stikle matosi, tarkim, va, greitis automobilio, kuro išeiga, kas čia dar, va, kaip matote, kas čia dar, laipsniai, temperatūra turbūt, nežinau kieno, vandens ar lauko, va, turbūt akumuliatorių rodo, gal kokį krovimą, nežinau. Čia va jau reikia klausti to žmogaus, jisai ten žino viską. Išpakuojam, va, matote, mini USB, o, toks blizgus malonus paviršius. Va. Čia, vat, matot, turbūt sensorius bus gal dėl, apšvietimo sensorius, gal jis čia keičia intensyvumą. Va, ir netgi yra apsauginė plėvelė šitam dalykui, galima išsikirpti, įsidėti. Yra, matot, pati jungtis yra, o čia USB, mikro USB, ar ne? Ir va, žinot, tas neslystantis kilimėlis, kur dabar labai populiarus, toks irgi galima Kinijai prisipirti iš Kinijos parsisiųsti. Va, čia matote, ką gali šitas dalykas. Štai, rotation speed, fuel consumption mark, fuel consumption unit, alarm unit mark, speed, voltage, water temperature, tai buvo vandens temperatūra vis dėlto. Rotation speed, kas tam dar? Va, štai tokius dalykus aš dėja negaliu parodyti. Gal parodysiu. Kvepia, žinokit, nesmirdi, kaip keista, nes kiniečių prekės dažnai smirda. Gal įpakuoju aš čia atgal, išsiaiškins vietoj. Sakau, jeigu įmontuosi mašiną, aš būtinai parodysiu, bet dėja ne visada tas žmogus gali parodyti. Žodžiu, jūs matysite nuorodą po preke ir tiesiog galėsite paskaityti aprašymą. Mėgstantiems, žodžiu, prekę mėgstantiems tobulinti savo automobilį ir panašiai. Va, čia tarp kitko ir yra fuel consumption, water temperature, overspeed alarm, tachometras, speedometras, battery voltage, menu, tai veikia. Va, čia yra visas sąrašas, kas įdėta ir taip toliau. Einam gal prie antro siuntinio. Antras siuntinys irgi, aš nežinau, turbūt nelabai jums čia parodysiu, kaip čia kas veikia. Tai yra veidrodis, jau jūs matėte, bet čia yra tobulesnis šiek tiek. Irgi, gal buvo nas mažesnis, man atrodo, bet šitas yra 7 inčų. Nežinau, kas čia Full HD, negi tikrai Full HD ekranas.
Esmė tokia pati, nori pasijungti žmogus kamerą prie galinio numerio, galinio vaizdo kamerą ir nori, kad jam transliuotų į šitą veidrodį. Labai didelis veidrodis, nėra jokios plėvelės apsauginės ar ką. Keista. Nu va, tvirtinasi štai taip, kaip ir visi veidrodžiai. Čia garsas. Meniu V1, V2. Aha, čia vat yra jungtis tokia. Tai privalumas distancinis pultelis LCD Remote. Vėlgi tos pačios jungtis. Taip. Maitinimas kažko. Taip, viena dalis jungiasi štai čia. Nu, žodžiu, čia tokia universali jungtis. Taip, o kas ją ateina? Vaizdas, garsas turbūt. O va čia tai nežinau. Gaila, aš negalėsiu patikrinti, bet esmė, kaip ir minėjau, vaizdas ir mes toj pasižiūrėsime meniu. Nu, toks video neinformatyvus, bet va, štai 480 čia turbūt rezoliucija 480 arba 800-480 turėtų būti. Dirba nuo 12 iki 24 voltų. V2.1 čia turbūt, dual video inputs, tai gali būti 2A. Reiškia, 2 video yra įėjimai. Štai paaiškinta. Video 1 geltonas ir video 2 irgi geltonas. Štai šitie, bet kodėl jie... Kodėl jie čia skiriasi? Gali būti, kad čia tik video ir garsas yra, jeigu iš vis yra. Nu, aš nežinau. Yellow. Čia aš nežinau. Na, ten turės pasijungti. Galima klausytis muzikos, žiūrėti filmus, kaip supratau. FM, menu, remote control. Nu taip, galima filmus žiūrėti. O ši specifikacija turėtų būti ant dėžutės. Rear View LED monitor. Taip, žiūrėkit, you can download game through the internet into USB autoplay from the memory cards. Jo, 7 inčų čia aišku. USB card reader. USB card reader. Nu, labą dieną, kur čia yra? Žinokit, nematau. USB card reader. Dėja. Gal šone. Gali būti instrukcija, ne nuo to. Ai, va parodyta pačioj. Žiūrėkite, pačioj parodyta, kad čia dedasi. Bet čia ne Full HD, aš nežinau, kodėl čia. Taip. Įtariu, kad biški čia išdūrė. Nežinau, rodo, kad čia, bet kur čia įdė, čia nėra kur. Kažką jau čia muilina. Šita įtariu versija bus be.
Taip, šitą prekę iš Banggood pirkta tarp kitko. Ai, va. Žiūrėkite, štai čia yra specifikacija. Reikia nuplėšti, va, čia yra sužymėta, kas yra monitorius, spalva, Bluetooth čia jokio nėra ir USB. Čia irgi ko gero nėra, žodžiu, universali dėžutė. Reader nėra, USB function nėra, compatible, bla. Čia playeris, vat, gali būti. Ne, čia turbūt ir playerio nėra. FM transmitteris, AV input, remote control yra. Menu, speakers, power, magnifier, remote control, Bluetooth optional, tai čia Bluetootho irgi nėra. Toks nučiupinėtas visas. Nu jo.